nedėkingas mūsų darbas. Taip, knaisodis po svetimas piniginės. Aš jau seniai pasiilgau ko nors gražaus, dvasingo. Taip, po šitų procedūrų reikalingas koks nors didingas vaizdelis. Dvasingas! Vytai, turiu tau siurprizą. O Jėzus. Didinga? Aš nepamiršau, taip. Šį kartą vėl mus gelbė, žinai kas? Pupų dėdė. Tas pats. Parengęs istorinę herojinę misteriją. O kas tai misterija? Oi, tai toks teatrinis žanras, kuri tu vis tiek nieko nesuprasi. Žiūrėk. Tyliu. O galingasai perkūne, išgirsk šią mano maldą. Atitolink nuo mūsų krašto nederliaus metus, badą, ligas, susilpnik mūsų priešų jėgas, kad jie taptų mūsų tėvyniai nebe pavojingi. O galingasai perkūne, būk maloningas ir išklausyk šią mano maldą. Štai, netoli šventovės pasirodė du piktųjų dvasių apsėstieji. Jie sutrukdė mūsų maldą. Eik ir pakviesk kunigaikštį. Tegu jis pamoko tuos piktųjų dvasių apsėstuosius. Burna! Nebūk!
Durna. Žinai, Antoška, vakare turėjau rimtų problemų. Kokių? Ceska. Tai pasakok. Taigi, vakar, kai apjenkiu, grįžau namo, tai pamačiau savo kieme baltą arklį belakstant. Ir tas arklio baltumas buvo toks ryškus, kad net kai aš užsimerkdavau, tas baltumas net pro užmerktus akių vokus prasimušdavo. Na tai pasakok. Toliau, kaip ten tau baigėsi su tuo baltu arkliu? Taigi, baigiantis vakarui, tas baltas arklys, tas baltas arklys iš mano kiemo perbėgo į mano kaimyno kiemą. Aš greit nubėgau pas kaimyną ir jį parodžiau jam. Tačiau tas mano kaimynas kaip apslyvo, kad ir taip žiūrėjo ir šitaip ir vis tiek to balto arklio taip ir nesugebėjo pamatyti. Tai tu, Ceska, tik vieną baltą arklį matei. O aš prieš mėnesį po poros savaičių apjenkiu visą kaimenę baltų arklių savo kiemą pamačiau sulėkusią. Ir ne tik tai mačiau, bet dar ir garsų tos kaimenės žvengimą girdėjau. O vienas baltas arklys, įsivaizduoji, net su sparnais buvo. Tarp kitko, tas, kur su sparnais, garsiausiai ir žvengia. Na, burna. Ir vėl nebūk. Durna. Tėvynės sūnus, kaip brangiausios mamos, pakilau iš kapų gelbėti Lietuvos. Kada jau atėjau valdę šalį seniai, iš piliakalnių vėl prisikels milžinai.
O su jais prisikels Lietuva, bus kaip mano laikais, kai valdžiau tada ją. Prie manęs pasibaigs rūpestėliai vargai ir gyvensit visi taip kaip mano laikais. Kalbėk, dievų tarnaitė. O didysis kunigaikšti, netoli šventovės, pasirodė 2 piktųjų dvasių apsėstieji. Jie triukšmauja ir vaidilai trukdo melstis, bendrauti su dievais. Gali sau ramiai grįžti į šventovę ir pasakyti vaidilai, kad aš pamokysiu tos piktųjų dvasių apsėstuosius. Arklys baltas, gražus, artėja, žvengia. Dar daugiau kvaily išgerk, tai tada ne tik baltą arklį, bet ir baltą asilą. Bertėjantį pamatysi. Arklys baltas, o ant jo kažkoks viduramžių kunigaikštis kažkoks atjoja. Duok dar daugiau tokiam, kaip tu glušui išgerti. Tai ne tik tai kunigaikštį ant balto arklio, bet ir dar savo raitą uošvienę ant jo atjojančią išvysi. Dabar tik tai tiek. O jeigu kitą kartą čia pasirodysiu, bus blogiau. Tau nepatiko? Ramune, pakartokite klausimą, sakyčiau, yra mažokai klausiamosios intonacijos. Tau nepatiko? Sakyčiau, galėtum pasimokyti aktorinio meistriškumą pas Pupudėdę. Gerai. Pupudėdė artimiausiu metu, bet abu žiūrovams, žadėjo pademonstruoti mirtiną triuką. Stovėdamas skristi ant lėktuvo sparno.